ko gero stipriausias, gal porą sezonų Lietuvoje neturėjęs rimtesnių konkurentų, kol į Stantraidingą nesugalvojo žiedinių lenktynių keisti Arūnas Kipiešas ir dabar Virgis ir Arūnas yra daugelį varžybų pagrindiniai varžovai. Virginijus Žukauskas, Alytaus motokrobatikos, galima sakyti, visos mokyklos pradininkas, pradeda savo 4 minučių finalinį šou. Beveik 90 laipsnių kampu pakelia priekinį ratą, beveik vertikaliai į viršų. Tam irgi reikia turėti atitinkamų įgūdžių. Dar sykį priminsiu, kad visų klasių, visų rungčių motokrosą, mototrialo, endurokroso, motorolerių žiedinių lenktynių, motorolerių štantraidingo, be abejo, štanšau Millennium varžybų prizininkus mes apdovanosime didžiojoje scenoje ir apdovanojimo procedūra prasidės maždaug, manau, kad pusė 7, galbūt 7. Iki 8, bet kuriuo atveju viską reikia baigti, nes 8 į sceną kopia Vytautas Šapranauskas ir pradeda linksmąją bike show Millennium Kaunas dalį. O kiek mes čia turim alytiškių? Kas už Virginijų Žukauską? Virginijus Žukauskas. Žmogus, kurį mes galvos su Christian Pfeifferiu negražu būtų lyginti, gal dar per anksti, bet įrodęs, kad lietuviai motociklo akrobatikos varžybose gali ir rodyti triukus tokius prieš gerą 10-metį seilę valdyti žiūrėdami televizoriuje. Virginijus Žukauskas. Tokie piruetai. Liko 1 minutė, Virgio draugai, parodykit jam kokį sutartinį ženklą, lieka 1 minutė. Dar paskutiniai Virginijus Žukausko programos elementai, paskutiniai triukai, nes jam skirtos 4 minutės jau tuoj baigsis. Jūsų plojimai Virginijui Žukauskui, jis po kvalifikacijos buvo 2 vietoje. Dar ką, dabar savo eilės sulaukė žmogus pernai čia buvęs nugalėtojų. Žmogus prieš 2 savaitės patyręs traumą.